gali būti iš vis diskusija. Atvira diskusija, tai vadinamas satsangas, kada tu sėdi, tai irgi iš rytų filosofijos terminas, satsangas, kada tu sėdi tam pačiam rate su mokytoju ir vyksta klausimų atsakymų sesija, šiuolaikiškai kalbant. Mokytojas atsako, taip. Taip. Tik pasitikslinu. Taip, mokytojas atsako. Tai va, bet mes, sakykime, šitos satsangų šiek tiek sumodelninom ir duodam jiem temą, įvardinam visada, kokia bus satsango tema ar ne, tai aš niekada neprievartauju žmonių klausytis to, ko jie nenori klausytis, ar ne, tai užtat paklausiu, apie ką norėtumėt girdėti. Prieš važiuojant visada mes sutarėm su organizatorium, kas jau mus kviečiasi, sutarėm, kokią temą galėtumėm gvildenti, tai temų įvairių ir